jeigu bevažinėjant jūs pastebit, kad jūsų šitas diržas pradeda įtartinai šokinėti, pradeda labai stipriai vibruoti diržo įtempėjas, taip kad net dreba visas variklis. Na, tiesiog jaučiasi, kad kažkas yra automobilėje vyksta nenatūraliai. Tai verta susirūpinti štai šituo štai šituo įrenginuku. Tiesiog reikia nuimti diržą. Na, šiame Subaru dizelinėme modelėje jisai labai lengvai nusima. Reikia truputėlį atlaužti įtempėją su 19 mm raktu. Štai jisai čia jau ir uždėtas ant to šešiabriaunio šlyco. Ir nuimti diržą nuo generatoriaus krėmulio. Tada prilaikydami vidinę skrėmulio dalį su kažkuo tai, arba tiesiog prilaikydami paties generatoriaus veleną, kad ir su šešiabriauniu šituo stripeliu. Pasižiūrėkime, sukant žiūrėjimo kryptimi pagal laikrodžio rodiklę, skrėmulys turėtų stovėti stabiliai, mes jo neturėtume prasukti jokiais būdais. Tačiau mes jį turime lengvai pasukti prieš laikrodžio rodiklę. Jeigu jisai prieš laikrodžio rodiklę sukasi lengvai, galime prasukti su pirštais, reiškia viskas yra tvarkoj. Priežasties ieškome kitur. Aš labai daug vargau ir labai daug, kaip pasakyti, tiesiog labai daug išeikvojau nervinės energijos, pakol supratau, kad šitas skrėmulys, kuris užsideda ant generatoriaus veleno, nėra toks jau paprastas. Visą laiką galvojau, kad tai yra paprasčiausia iš metalo ištekinta detalė, kuri tvirtai laikosi ant generatoriaus veleno. Pasirodo, ne. Reiškia, sukant, prilaikant vidinę jo dalį ir sukant išorinę dalį prieš laikrodžio rodiklį, jisai lengvai prasisuka. O sukant pagal laikrodžio rodiklį, jisai visada stovės vietoje vidinės dalies atžvilgiu. Ir šita skrėmulio konstrukcija yra dalis sistemos, kuri gesina diržo virpesius. Kita sistemos dalis yra hidraulinis amortizatorius, kuris yra sumontuotas hidraulinio įtempėjo apačioje. Jisai taip pat švelnina drebėjimą. Na ir ten yra pakankamai galinga spyruoklė, kuri įtempia diržą. Tačiau, jeigu išeina iš rikiuotės arba tas hidraulinis amortizatorius, arba tinkamai nefunkcionuoja generatoriaus skrėmulys, tai yra neprasisuka prieš laikrodžio rodiklę, tai diržo įtempimo sistema pas mus neveiks. Na, dabar surinkim viską į krūvą ir pasižiūrėkim, koks yra rezultatas po to, kai pakeičiau skrėmulį. Egzistuoja specialių raktų komplektas, kurio pagalba mes galime prilaikyti, reiškiasi, generatoriaus veleną ir prilaikydami tą generatoriaus veleną atsukti
atsukti savo skrėmulį. Didžiausias deficitas yra va šita va, reiškia, yra va šita va, na, pavadinkim ją veržlė su žvaigždute. Ir niekad gyvenime nebūčiau pagalvojęs, kad egzistuoja specialus įrankių rinkinys, kuriame yra įvairiausių formų veržlių. Štai tokių va, yra veržlių, reiškia, kur yra abiejose galuose standartiniai šešiabriauniai. Na, jos yra kiauros, specialiai padarytos to tikslu, kad būtų galima prilaikyti generatoriaus veleną. Tai štai šitas rinkinėlis taip ir vadinasi. Taip, kaip čia dabar. Autopaley Europe. Kažkoks tai rinkinėlis, na? Specialus lagaminėlis vien va tai va operacijai, reiškia generatoriaus velenui nuimti padarytas. Štai, mielieji, kaip atrodo kombinacija skirta užmauti skrėmuliui ant generatoriaus veleno. Į generatoriaus veleno šešiabriaunę ertmę yra įkištas tas šešiabriaunis strypelis. Ant tos šešiabriaunio strypo per perėjimą yra užmauta terkšlė, o kad neprasisuktų, reiškia, vidinė skrėmulio dalis, į ją įkišta yra ta kiaura žvaigždutė su šešiabriaunė veržle. Kilpinių raktų mes prilaikom šešiabriaunę veržlę, o terkšlę mes prilaikom vidinę, ta prasme, mes prilaikom generatoriaus veleną. Ir vieną norėdami atsukti, reiškia, mes sukame kilpinį raktą prieš laikrodžio rodyklę žiūrėjimo kryptimi, o norėdami priveržti skrėmulį mes sukame raktą pagal laikrodžio rodyklę. Tuo pat metu stabiliai su terkšle laikydami generatoriaus veleną. Įtempėjas vibruoja tiek, kiek tos vibracijas reikia proto ribose palaikyti normaliai diržo įtempimą. Ir generatoriaus skrėmulys taip pat atlieka savo darbą ir gesina tos visus nereikalingus virpesius. Tai štai, mielieji, tokia yra mano patirtis. Galbūt aš nieko nenustebinau šito savo filmuku apie Subaru dizelinio variklio išorinio diržo įtempimą ir apie to diržo vibracijas. Tačiau nuostabu man yra tai, kad apie generatoriaus skrėmulio darbą nėra aprašyta nei Subaru manuale, nei mašinos, jo labiau nei mašinos vartotojo, naudotojo instrukcijai. Ir netgi kai aš nuvažiavau su šokinėjančio diržo problemą pas vieną Vilniaus Subaru atstovybių, man tenai protingais veidais pradėjo kalbėti visokiausius filosofinius išvedžiojimus. Apie mušimus, apie metalų nuovargį ir taip toliau.
Ir vienu žodžiu, prie problemos sprendimo priejau savo keliu. Aišku, tas kelias galėjo būti ir paprastesnis. Tiesiog atėjo tas momentas ir va to skrėmulio sankabos gedimas išlindo visų grožių. Skrėmulys tiesiog nulėkė nuo generatoriaus veleno. Tai štai, rašykite savo komentarus ir vertinkite šitą filmuką. Galbūt jis kam nors ir pravers. O kol kas, sėkmės visiems, viso gero, laimingai.